man labai patiko, kaip sakydavo Indijai. Ateinate į retrytą, į tylos stovyklą, arba retrytą, pasikraunate energijos, apsivalote ir vėl einate į sociumą dirbti. Matote, kad jums sunku, stresą, jau eisite į depresiją, vėl ateinate. Iš tikrųjų, pagal mano patirtį, nes aš eidavau anksčiau kas 3 mėnesius į Vokietiją važiuodavau, porą kartų į Indiją per metus, tai mano patirtis rodo, kad kiekvieną kartą, kai tu vis eini, tu vis augi. Ateini į stovyklą, pabūni, apsivalai, pailsi protas, ir tu vėl išeini darbuotis, ir vėl ateini. Pagal viską mano patirtis rodo, kas į pusę metų vieną kartą būtinai reikia į tylos stovyklą. Nes labai skuba pasaulis, labai daug pagundų, kaip pats sakei. Girdžiu discipliną, tai kaip tylos stovykla, ar tos stovyklos, kurios trunka čia ten 3, čia 5 dienas, kaip jos gali žmogui tą discipliną bent jau pradėti lavinti, jeigu pačiam niekaip nepavyksta? Per stovyklas tai tas ir vyksta. Tai yra daug meditacijų, budistinė meditacija, esu įdėjusi dailės terapiją, vyksta piešimas, einame per savo emocijas, vyksta iš plastelino lipdome emocijas, vyksta kitokios praktikos, mindfulness vyksta, einame apie 6 arba 8 kilometrus, stebime, kaip mes einame tyloje, Labai daug žmonių susinervina, savo, kad ten tą Lalita vis vaikščioti ir eiti, o aš miego noriu. Kai man kartais sekmadienį papasakoja šitą maistas veganiškas, poilsis, buvimas su savimi, pažinimas savo vidaus emocijų, kas sukilo, kas su manimi. Nes, žinai, kiekviena baimė ar stresas už jo kažkoks tai slypi nepatenkintas poreikis. Kažkas ten slypi. Tai tylos stovykloje žmogus gauna, ne taip pas mane būna, kad sėdi vienas savimi, visą dieną būnu aš su juo, jisai gauna visapusišką mano palaikymą, tai yra ir meditacijas, ir dailė, garsų terapija, daug labai gauna. Tik protas užimtas, bet tam tikra veikla. Dvasinė veikla. Visada protas užimtas yra savęs pažinimo link. O kaip su garsų terapija? Kodėl neatsirado tavo akiraty? O vien čia kaba... Jo, garsų terapija atsirado todėl, kad pats garsas yra vibracija. Visatoje nėra visiškos tylos. Visatoje yra om, garsas. Tai sako, yra bangos viskas. Bangos, taip. Elektromagnetinės bangos. O garsas yra banga. Taip, o garsas yra banga. Tai kažkaip tai mintis man atėjo, jau senai turėjau dubenėlius Tibeto, paskui krikštolinius nusipirkti, paskui gongus ir vesti garsų terapiją. Šiandieną netgi mokslas įrodė, kad efektyviausia praktika ir greičiausiai pašalinti įtampą ir nerimą iš sistemos, fizinio kūno, tai yra garsų terapija. Taip, žmonės kiti bijo, sukelia ir ašaras paverkia kiti. Noriu klausti, kaip reaguoja, jeigu aš užmiegu, aš kiek kartų kiti dalyvavau. Užmiega, taip užmiega, kiti ir paverkia, kitiems pykti sukyla. Visi skirtingai, mesgi visi individualūs, turim skirtingas patirtis, skirtingus priėmimus. O kaip pati padedi žmonėm, kurie yra hipersusikoncentravę į savo baimės, į lūkesčius, į tą tokią negatyvų negatyvų minčių, greičiausiai kitokie ir neteis, nes vis tiek yra kažkokia problema. Didžioji dalis. Kaip padedi tokiem žmonėm iš to išeiti ar bent jau suminkštint tas būsenas? Truputį mano buvimas vien jiems padeda. Vien mano buvimas jiems padeda. Švelniai, gražiai, per tam tikrus klausimus. Kad jisai šiek tiek atsipalaiduotų. Yra žmonių, kur neina pramušti, bet jie ateina. Ir kartais galvoju, ar jie be ateis. Žiūrėk, praeina koks laikas ir vis tiek ateina. Ir taip praeis. Jo, ir taip praeis. Bet iš tikrųjų, jeigu jau žmogus atėjo iki konsultacijos arba iki stovyklos, reiškia, jam labai blogai yra. Ir tada reikia ieškoti to bendro sprendimo. Aš esu tam, kad tiesiog išgirsti jį, ir parodyti jam, kad jisai viskas okei, jisai turi tik tai imtis veiksmų. Ar jisai jų imsis, čia jau priklauso nuo jo. Tai aplinkiniai taip ir sako. Ir tu pats jauti, kad ateina situacija, tu sugebi susivaldyti. Tai nebesiunti visus toli? Nebesinti toli. Arčiau sinti, arčiau pasinti. Tai jau tu gali, supranti, susivaldyti. Tu suprant, ir aš kartais sakydavau anksčiau, matai, kaip aš jau taip pasiekiau.